aš Kęstutis ir šiandien darau naują video iššūkį 40 koldūnų iššūkį. Tai jeigu patiks šis video, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais ir pabandom surinkti 300 subscriberių. O dabar eisim prie video, bet aš jau jį buvau nufilmavęs, bet viskas įsitrėnė, tai dabar tenka viską vėl iš naujo, bet turiu koldūną, tai vėl. Tai va. Nepykite, kad taip gavosi, kad buvau nufilmavęs, bet viskas problemų ir nebesigavo. Ir dabar tenka viską iš naujo. Bet viską pasitaiko. O dabar einam prie darbų. Tai kai užvirs vandeniukas, sugrįšim ir dėsime koldūniukus, kad jie plaukytų ir virtų. Plaukytų nemune, plaukytų puode. Tai va. Dabar laukiam, kol užvirs vandeniukas. O, publika! Koldūnai laukia, šokti į puodą ir plaukyti po nemuną. Mes šokame, mes šokame. Palauksiu, kol užvirs vanduo ir tada vėl sugrįšim. Mes padėsim koldūną kažkokį puodą ir jiems buvo dirbti plaukti baseine. Už minutę sugrįšim. Jau išvirė koldūniukai, susidėsiu ir eisime prie iššūkio. Tai va. Sudėsime.
dabar 10-12 minučių virs, tada vėl sugrįšim. Tai va. Tuoj susimatysim. 40 koldūnų. Tai va. Pirmas koldūnas. Labai gerai išvyriau, skanus. Tai pirmas koldūnas. Antras koldūnas. Skanus. Parašykit komentaras, kiek jūs suvalgat koldūnų ir jeigu mėgstat koldūnas. Ir kokias mėgstat. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausių koldūnai yra su mėsa. Bet, iš bėdos galiu ir valgyti ir koldūnų su varške. Tai va. Parašykit komentaras, kiek suvalgat ir kokius valgat koldūnus ir ar mėgstat. Ir galit parašyti kokį norite iššūkį pamatyti iš manęs. Vieną tai turim, tai savaitgalį tai arba penktadienį, arba savaitgalį tai padarysiu. Tai va. Jeigu tu žiūri video nepyk, kad tai aš toks esu. Gal kada nors ir tu su manim nusifilmuosi. Bet aišku, jūs norit pamatyti mano širdies draugę, bet kol aš iš jos negausiu leidimą ir sutikimą, tol aš jos nerodysiu ir niekam nesakysiu. Bet kai jau gausiu, tada jau gal ir kokį bendrą video nufilmuosime. Nes jinai labai yra gera, turi auksinės rankas. Ir su ją gražiai elkitės. Nesityčiokite, nesinaudokite ją ir taip toliau. Draugiškai gyvenkim. Mes visi padarom klaidų, bet reikia tvarkytis ir taisytis. Ir nebekartoti klaidų. Tai va. Šeštas turbūt koldūnas, jau nebepamenu. Aš vakar filmavau video tokį, bet buvo problemų ir galiausiai visi veidai išsitrynė. Visa medžiaga. Bet tada vakar buvo koldūnų 38-40. Nes vieną suvalgiau, dar porą dingo kažkur tai. Nežinau, tai va. Nebent aš blogai jau moku skaičiuoti. Bet dabar teisingai suskaičiavau, tikrai 40. Bet aišku, čia esmė tiesiog linksmai praleisti laiką. Aišku, kažką naują pabandžiau. Nežinau, ar tiek suvalgysiu, bet tiesiog pabandyti reikia, bet su saiku ir gražiai, kad paskui nebūtų problemų. Nes dabar, kuo mes esam jauni, tai durniai esam, bet paskui senatvėj
arba kai daugiau metų sulauksime, mes gailėsimės, kad jauni, mes tokias net dalykus darom, nesąmonės. Norėčiau, tikrai aš va dabar jau tvarkausi ir tikrai va, ir ne šitą savaitgalį, bet per kitą. Nesakysiu, kad jeigu tu žiūri, tai žinai, ką aš jau galvoju. Nes aš taip laukiu, žiauriai laukiu, nesivaizduoju, aš nežinau, ką padaryti, kad tu patikėtum, kad aš žiauriai laukiu. Ir aš tikrai nieko blogo tu nepadarysiu, draugiškai, gražiai praleisime laiką, savaitgalį ir panašiai tėvą. Kiek sakiau koldūnų? Jeigu skaičiavot, parašykite, aš jums pamečiau skaičių. Na, parašykit kaip komentarus, kokie jums labiausiai video patinka. Ar aš kaip darau iššūkis ir kažką išbandau naują, save išbandau ir taip toliau. Ar jums patinka, kai rodau, ką aš veikiu per dieną ir taip toliau. Aš žinau, kad jūs norėtumėt matyti iš kelionės, bet kol kas negaliu. Nu, bet aišku, Lietuva, tai mes visi galim tas visas vietas aplankyti, bet pavyzdžiui, kažkur toliau, pavyzdžiui, kokį užsienį, tai tikrai ne visi mes galim tai leisti. Vienai galim netokie jau prie pinigų, sunkiau gyvena ir jie tikrai negali nuvažiuoti ten į Angliją, dar kažkur. Nu, tai tada gal pakalbėsiu, tai jeigu leis, tai iš užsienio tikrai nufilmuosiu video. O Lietuvai, jūs visko esat man jau matę. Jeigu ten esat, tai dar pamatysit, jeigu esat lietuviai. Tiesiog, aišku, mes lietuviai gal kažką nufilmuosime, kažkokią kelionę, bet, ta prasme, mes norim, pavyzdžiui, aš noriu, kad ta kelionė tik mums būtų, kad mes tik prisimintume. Aišku, nuotraukų pasidarysime ir tikrai ir arba aš, arba mano širdies draugė, arba kartu bendrai susmetę nusipirksime albumą ir ten ir iš kelionių ir taip toliau dėsime nuotraukas ir kad kada gal ir jūs pamatysite. Tai va, dabar einam toliau reikia. Nes jau iššalku. Kol kalbėjau su jumis. Pabandom surinkti iš pradžio, dabar mano tikslas yra 300 subscriberių. Kol kas mano tikslas yra 300 subscriberių surinkti. Aišku, aš labai noriu kuo daugiau surinkti jų. 1000 pasiekti ir paskui dar aukščiau kilti. Tai
Iki 300 trūksta tik 20 subscriberių. Tai tikrai nesunku paspausti mygtuką ir dar varpelį, kad nepraleistumėte video mano. Tai būtų didelis ačiū ir jeigu surinksime 300 subscriberių, tai kažką pagalvosiu, dar gal širdies draugės paprašysiu, kad padėtų sugalvoti, kokį padaryti specialų video 300 subscriberių progą. Tai paspaudžiam greitai tenai va kažkur ten ir surinkam 300 subscriberių ir kelsim vestuvės. Jo. Oi, pasiėmiau, nes sunkiai slysta. O. Vakar nepavyko įkelt video, nes tas video, kur nufilmavau, gavosi 30 minučių ilgumą. Ir man telefonai nebeužteka vietos, laisvinu ir taip gavosi, kad atlaisvinu, bet dinga visai video. Tai, bet šitas vėl bus ilgas ir nežinau, ar pavyks. Tada man mažiau kalbų, o valgau, kad įvyktume šitą iššūkį tuo. Liko 13 koldūnų. Liko 10. Aitana. Sunkiai. Bet nepasiduosiu. Turiu įveikti. Nors ir ligoninėje atsidursiu, bet turiu įveikti. Noriu parodyti, kad esu stiprus. Man atrodo, gausiu vėlinių už tokius bairius. Širdies draugės. O Jėzau. O Jėzau. O Jėzau, Marija, švenčiausia. Aha. Na, oi, ne. O čia tai biškai pakliuvo netoks. Neišvyręs pilnai. Ką kietumą, čia blemba timtis gelmų išsalaužt. O, šitas minkšta. O Lietu, nebegaliu. Liko 7 koldūnai.
4 liko. O Dieve. Ačiū Dievas. Įveikiau 40 koldūnų. O Dieve. Kažkas šiandien, tai kitame. Nepamirškit paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarus, pasidalinti su draugais ir pabandėm surinkti 300 subscriberių. Nu aš eisiu jau montuoti ir paskui miegoti. Iki. Čia buvo Kęstutis. Čiau, čiau.